Labas. Varom. Aš norėčiau kažką nusipirkti. Bet gal pirmą bilietus nusipirkau. Davai. Tai yra tavo paskutinė galimybė, jeigu tu nori bailinti dabar, nes jeigu išvažiuosi, viskas tau bus. Ne, tu patu. Tu galvoji, aš veltų bėlius į čia. Atvarai. Ai, seniai, aš norėjau į akis pasakyti, kad nebevarom. Kur sėdum? Prie suliko. Vienas bilietas ar du bilietai? Tvarkelį mokės. O, čia praėjai. 18:07 ryto, antradienis, Liepos 30 ir mes važiuojame su Joge į Nidą. Šiaip žiūri random, dabar važiuojame iki Klaipėdos traukinio, važiuosim apie 4 valandas, tada palauksim 50 minučių, tada iš Klaipėdos sėsim į autobusą ir važiuosim į Nidą. O nuo ten ką nors. Ir išsiaiškinome šiandien, kad palapinę galima statytis vienoje vietoje visoje Kuršių nerijoje. Tai Nidoje yra. Ir jeigu mes eisim iki Klaipėdos pėsčiomis, tai mums nebus kur statytis palapinės. Tiesiog reikės atviram lauke miegoti miegmaišiais. Ir aš sargu. Na tai šiltai apsirengt, dėl to ir to reikėjo pasimti. Tai aš pasiėmu. Na tai, atsimis Bidubro, atsimis Dupi, Mano plaučiai. tavo plautis. Taigi nuo jūros druskos vandensis taip išsiplaus gerai. Taip gerai prigeršiu jūros vandens. Tiek yra. Dabar po 11:05 atvykom į Klaipėdą. Taip. Turim 5 minučių tarpą, jeigu neklystu, ne? Mums reikia iki parduotuvės. Nes Vilmantas nenusipirko svarbių dalykų. Tai pirmas iki Klaipėdos? Taip. Klaipėda yra labai gražus miestas. Klaipėda. Nu tai žodžiu, tai reikia dabar daryti transferį į autobusų stotį, iš ten važiuosim į Nidą. Nidą. Nu gerai, pasakysiu. Vilai, važiuojam į Nidą. Važiuojam į Nidą? Ai, čia iš filmo, čia... Nu, tipo čia kaip Benai, bet pasakiau Vilai, nes tavo supratau. čia juokinga biškį. So, pajudėjom iš autobusų stoties autobusu į Nidą. O kiek laiko važiuosim? Valandą 55 minutės. Valandą 55 minutės. Taip, nes keltas. Šiandien planuojam likti Nidoje ir ten kažkur aplinkui pasimaut. Šiaip būtų žiūri fainai nueiti į Kiškio daržą, ten pastūsint, pareivint. Nori pareivint? Kiškio daržą. Bet rytoj dar biškį paeit man reikės. Bet mes galim miegoti kiek norim. Teisybė. Niekas tas neprikils anksti. Nebent paukščiai. O, arba jūra. Arba tu. Arba aš. Mes išvažinėjom iš kelto. Dar liko važiuoti 50 minučių ir būsime Nidoj. Aš teisingai galvoju? Tai kažkur. Gerai. Šituo atveju gal ir teisingai. Fainai. O ko tikiesi iš visos šitos kelionės? Ko tikiuosi? Iš šito nuotykio? What's your expectations? Pirmoji vietoj, kad sugebėsiu. Nes kuprinė sunkus dalykas. Man visas neramumas yra kuprinė. O šiaip tai tiesiog pabūt ramiai, pabūt su savim, pabūt gamtoj. Nu, su tavim gal pakalbėti. Nu, kartais. Čia toks. Gaus. Čia tas tipo together alone. Jo, ir ką žinau, apžiūrėti Lietuvą, apžiūrėti savo šalį, kurią myliu, kas yra gerai, kas yra ko pamatyti. Ko tu tikiesi iš šito viso experience? Tiesiog smagiai praleisti laiką ir kad, nežinau, kuo daugiau nesąmonių pridaryti ir kuo daugiau pamatyti. Just irgi tiesiog išgyvent būtų fainai, nes yra tokių niuansų, kur neaišku, kur pavyzdžiui nuo 3 kelionės dienos pirksim maistą, vandenį ir taip toliau, todėl reikės gali 5 litrus nešiotis rankose. Tai, čia gali būti tokie minor details, bet, nes tipo iki 3 dienos viskas aišku. Sakykim, O čia penktadienis bus? Iki 4-dienio. Po to biškiai atsiranda tokių dalykų, kur, ne visai. Tai dabar yra po 12:15 mes Po 2:16. Jo, po 12. Dabar yra po 2:16 mes esame jau Nidoje, atvažiavom prieš 15 minučių. Valgysim. Jo, pirmas dalykas tai karinius davinius ištrauksim ir valgysim. Paskui eisim informacijos centrą ieškoti. Kas skiria bomžą nuo keliautojo? Keliautojas viską filmuoja.
Tai tu bomžas gauni iš toj kelionė? Nu gerai, plėšk. Dabar tiesiog plėšk. There's some good stuff in there. Šitus sutraiškyti ir per nosį sutraukti reikia. Bet šitie yra pats geriausias sausainiai. Pradžiai imi tą didelę kvadratinę žodžių dalyką. Actually, man irgi reikėtų pradėti nuo to. Tada imi šitą, čia yra kampas, atplėši. Šitą biškį suspaudai, nes jis toks sulipęs būna visas. Tada imi žodžių, dedi čia. Tada duodi pilu vandenį. Dabar užlenki. Užklijuoji. Ir taip tu pasišildai karinį davinį. Wow! Tiek, kad neturim kur virtis vandenį ir užsipilti ką, bet nu šiaip. Galima šaltą kavą pasidaryti. Po kalbo. Reiškia, gerai iškepiam. Oh, god. First bite. More like first blood. Oh! Kokia crazy diena, toks nuotykis nesveikas buvo. Lilas pasiėmė miltelių, kur gėrimai gamintis, ten kažkoks jupi, bet mandresnis. Taip, supyliai buteliuką, eik tu savo, koks nuotykis prasideda, wow! Gėrimą pasidariau iš maišelio. Ne, čia nuotykis tai, kad šiaip mes atvykom, bet jau tipo, it's happening. Bet tai kokį gėrimą pasidariau? Aš nežinau, kaip jaustis. Jau galiu rašytis į savo knygutę, pradėti dalykai, kurie erzina jo gilėje. Turiu. Ok, Jogė, ok. Sveiki. Jo, bet... Ai, va. Gerai, paimkite. Kurio vietą tas kempinis? Nu tai žodžiu, kaip ir tikėjomės, pasirodo viso neringoje negalima Statytis palapinių. Jo, tai čia bus įdomus faktorius šitas. Vienintelė vieta, kur tai galima padaryti, tai yra Nidoje esantis kempingas, bet jeigu faktas mes nueisim trečioje dienoje 3 kilų į vieną pusę, tai mes negrįšim tiek, kad pernakvoti. Arba, tipo galėtumėm važinėti, bet kad labai išsidaškytų pinigų. Jeigu nueini į vieną pusę ir atgal grįžti. Pirmas iki gyvenime džiaugiuosi, kad mėgausi palapinai, o ne ant soliuko. Tavęs soliuko mintis nežavi, ne? Na, nesu didžiausia faina, bet geriau negu ant akmenų, jūroj. Na, tik tai kitas dienas neturėsi ką daryti. Tai jo. You won't have any options. Nu, bet šiandien mūsų namai. Jo, visai geras oras, sakyčiau. Dabar kažkaip prašildo saulė. Tai atvarėm pasidaryti visgi kempingą, palapinės, tai mum dviem nakvynė su palapinė kainuos 21 eurą, gaunasi po 10-50 ant žmogaus. Biškį brangiau nei tikėjomės, nei aš tikėjausi, nei buvo pažiūrėta, bet galbūt nesužiūrėjo, nes nuo skirtingo sezono, mėnesio ir taip toliau skiriasi kaina. Ir tada eisim labai didelius ratus sukti, nes šiandien labai daug ką reikia aplankyti. Taip? Taip. Ką turiu pasakyti? Kai tingiu statyti vieną palapinę, tai jau pasifilmuoti. Palapinė stovi. Jogilė stovi, Jogilė pasiruošus varyti kempinti. Į Parnidžio kopą, į kalną, daug į kalną aukštai ir ten bus žiauriai sik ir gražu. Aš nežinau, tu ten bus ar ne? Čia mes atėjom visai kopas tokias, daug visai nuėjom. Iš tikrųjų čia kopose gan skersvės, tai visai taip net vėsoka su maikutė pasidarė. Net neskersvės, o visas vėjas. O ten va matosi Nida. Labai gražiai čia atrodo. Ir reikės eiti iki Švyturio. Ten toksai va, toks. Pataikiau. You're pretty confident in yourself. Why shouldn't I be though? O, žiūrėk, švyturys. Varom pažiūrėk. Einam. Čia yra tas šviečiantis medis, kuris yra prie Švyturio, bet jinai nepamatys, nes jinai tingės grįžti atgal visą tą kelią iki čia, kad pasižiūrėti, kaip medis šviečia. O gal netingėsi? O gal netingėsi. Jo, tipo visai gerai jautiesi. O dabar einame iki apžvalgos bokšto kažkur kažkokio. Highlight. O iki tavęs galbūt sugrįšim dar.
lips ar man lips? Damn, netų paskutinį. Nėra tai blogai kaip yra, jei tavęs nieks nesupranta, dar nereiškia, kad esi menininkas. Dar net neužlipom į viršutinį aukštą patį apžvalgos bokšto, bet labai fainai šitą dalyką radom su tom sienom aprašytom visko, ko tik įmanoma. Ir labai užkliuvom tokie keli dalykai. Tai yra, kad iš karto Rick and Morty visokios asociacijos, taipogi Rick and Mortis yra prie best serialų sąrašo. Faina, kad yra draugai, labai džiaugiuosi už Office'ą, man labai patiko. Twin Peaks'ai, va, nors aš nemačiau, tai negaliu relatinti. Šitas šūdinas. Brooklyn 99, nežinau. Shameless, va, dar Shameless yra nice labai. Man čia labai tas yra įdomu, kad žinai kas, man tai čia toks tipo kaip communities būtų susidaręs, vos ne, nu, žinai, va, taip atrodo, toks iš tos serijos. Labai faina, kad tiesiog kažkas pradėjo tą sąrašą ir parašyta, tęsim sąrašą. Ir žmonės tiesiog atvarė vakis. Taigi, užlipom į viršų. Šiaip žiauriai fainas vaizdas. Nu toks, nieko labai čia nesimato tokio. Čia žiauriai faina vieta, šiaip yra tiesiog atvaryti kažkaip, suhebryti ir pačilint. Taigi atėjom į Zuikio daržą, bet esmė tame, kad čia pasirodo dabar nieko nevyksta, tiesiog šiaip groja fainas džiazas. Kadangi liko 20 minučių iki tol, kol nusileis saulė, o pajūris yra visai čia pat ir jisai netgi labai gerai girdisi iš pokštimas, tai sugalvojom tiesiog eisim palydėti saulę prie jūros. Akšė! Tai dabar yra 11 valanda, mes esame prie jūros, einame panašiai apie 1,5 kilometro tiesiog pajūriu tam, kad nueitumėm lygiagrečiai su jūra esančiu kempingu, nusuksim tada link jo ir tiesiog eisim šiandien miegoti, taip užbaigdami dieną. Tai va, nusprendėm dar, kad būtų faina tiesiog pasimėgoti jūros ošimu, kol turime progą. Ir taip, užsibaigė šiandien diena.